Traumos tam tikra prasme tyko visur. Gali vaikas ir visiškai nesportuoti ir paslysti, nugriūti ir kažkas atsitikti. Aš manau, kad dabar mes dažnai susidurėme su tėvais, kurie labai bijo traumų, labai nori apsaugoti savo vaikus. Ir tai yra natūralu. Mes visi norime apsaugoti savo vaikus, norime, kad jie augtų sveiki, laimingi ir nepatirtų gyvenime nusivylimų. Bet traumos irgi yra gyvenimo dalis. Man yra tekę kalbėti su ne vienu traumatologu, kuris sakė, kad jeigu visi gytų taip kaip maži vaikai, tai būtų fantastika. Man atrodo, kad tai ir liudija ir rodo mums, kad vaiko ir organizmas yra greičiau regeneruojantis, labiau prisitaikęs prie to, kad būna visko. Ir vėlgi moksliniai tyrimai parodė, kad tarkim labiausiai namuose, kuriuose kūdikiai patiria traumų, tai yra tie namai, kurie yra labiausiai apsaugoti. Nes vaikui neišsivysto tas natūralus savisaugos instinktas. Žinoma, nereikia paleisti vaiko į degančią ugnį, bet taip pat kaip ir važiuojant dviračiu. Mes aiškiname vaikui, kokios yra saugios eismo taisyklės, mes aiškiname apie atšvaitus, mes kalbame apie šalmą ir apie saugias taisyklės. Tai čia mes, suaugusieji, tėvai ir pedagogai, turime prisimti atsakomybę dėl to, kad vaikas turi turėti informaciją, kaip jam saugiai bėgti, kaip jam saugiai važiuoti. Ir žinoma, vaikas bandys ribas. Kiekvienas vaikas bando ribas. Net tada, kai mes jam sakome kažko nedaryti, yra didelė tikimybė, kad jis vis dėlto pabandys. Bet, mes turime suprasti, kad tai yra augimo ir brendimo dalis. Ir išaiškinę vaikui taisyklės, ir išaiškinę vaikui, kaip jis turėtų elgtis, kad būtų saugus, ir būdami to saugaus elgesio pavyzdžių, mes atliekame tą funkciją, kurią turi atlikti tėvai ir pedagogai. Ir tada turime pasitikėti vaiku, kad jis laikysis tų taisyklių, kad jis bus sąmoningas, kad jis bus atsakingas, kad jis elgsis pagal amžiaus tarpsnių ypatumus, bet mes turime jam duoti tą laisvę gyventi gyvenimą ir augti aplinkoje, kurioje jis patiria visavertį gyvenimą.